Šiaip palyginus išėjau į kiemą. Geras oras. Tikrai neblogas ir nėra šalta. Sveiki visi ir mes šiandien pradedam dieną. Ir turim šiandien daugiau sniego negu praeitą kartą. Galime eiti lipdyti sieno smėgį, kaip jie tararai vadinasi, užkrito, žinot, apvalūs ir aukšti. Kas? Sniego seniai. Sniego senius. Sklerozė per naktį etatiškai paliktas liukas. O čia jau blogai. Vis pradėjau palikinėti. Ir ar čia plautų ar neplautų automobilį? Nežinau. Jis kaip ir purvinas, bet nesimato, ne? Nu, kaip nesimato, pasižiūra į ratlankės, visų gražumu. Tai bus matyti. Pagal nuotaiką, ar nuvažiuosiu ar ne. Nu, vidus per telefoną daug baisiau atrodo, bet pusė velnio. Čia matau pliemas yra. Gyvai tais netaip atrodo baisiai. Tai jo, gal dar palieku, nes tikrai nėra tai baisiai gyvai. Bet jau reikia susirūpinti. Ir kas sako, kas lieka iš mašinos, tai va, pažiūrėkit kokie plėmai, dar kažkas, visi apsibrūžina. Tai tas ir lieka. Čia, kaip sakyt, pavėžėjo veiklos nuostoliai. Ir šiandien yra po 11:14, pradedam darbą. Klin, klin. Atvažiavom prie oro, nes išmetė, kad pažiūrėt į automobilio ratus, nes skaitant, kad nerodo pas mane to oro, tai dar kartu ir pasitikrinsim. Nu ir radau. Va dėl ko prašė pasižiūrėti, išmetė. Tai varau pažiūrėti, kur montuoja, gal kas nors sutvarkys. Jeigu čia iš vis sutvarkoma. Naujausios naujienos, patikrinau, slėgis lyg ir viskas gerai, pripūčiau ten, kur trūko, bet visur trūko, tai gal dėl to ir išmetė, kad pasižiūrėk ratą, o ten įbrėžimas per jį neleidžia, kiek apžiūrėjom. Tai dirbsim, kad ir stipriai ten įpjauta, bet gal nieko baisaus, nesprogs padanga. Nekreipkit, kad čia purvina šiek tiek. Bet va puodelis gražus, kiek sakė ir kiek supratau, daryta su įėjimu. Aš galvojau anksčiau, kad piešta rankom, bet pasirodo dirbtinis intelektas. Bet gražus, vis tiek, jeigu tai yra dirbtinis intelektas, vis tiek gražiai padaryta. Ir kas yra minusas, kai tu geri, ant šito matosi, kad tu geriai, nu nepatinka viršus. Geriau plastikinis, aišku, ekologija ir visą kitą mes suprantam, bet yra kaip yra. Toliau, ką jie davė, tuoj parodysim. Nedavė, o pamačiau eglutės. Turiu vieną projektą, kurį darysiu, tik galimai prireiks vienos eglutės. Tai pasiėmiau, sakė, 10 eurų su pristatymu, pasižiūrėsiu, ar tikrai. Kaina tikrai gera ir normali. Ir taip, aš dar nepadariau Contribui ar Patreon ar kokio kito velio ir Instagramo. Tiesiog nespėjau. Užsiėmiau kitais reikalais. Nieko. Už tai paspauskite patinka mygtuką, paprenumeruokite ir gyvenkime gražiai ir laimingai toliau visi. Va šitie va dalykai, va žiemą čia druskos ir visokios kitokios nesąmonės. Va, sniegas sudžiūvęs, ar kas čia, net nežinau. Tiek skyšio išeina ant jų, kad nuvalyti. Jop, tararai, kad ir mažai pili vis tiek. O vandens tu negali pilt. Ateis minusiukas ir viso. Dabar yra 1:30 ir sakyčiau puikiai sekasi. Dabar su savo pailsėt, pakimarint. Man atrodo, atskaičius komisiniai 27 eurų surinkau, lyg tais, kai žiūrėjau. Tai visai nieko, tikrai nėra blogai. Atsistojau pakimarint, nes užsakymai dingo. Truputėlį dingo. Nes prieš tai važinėjau ištisai. Tai gal ir gerai. Pailsėt davė. Keletą minučių. Pasimam minutės pertraukėlę ir nusipirkom Neptūną, patogonę su antgaliu, kur galima patogiai gerti bet kada, nereikia atsukinėti. Ir poniškai už viską sumokėjau beveik 5 eurus.
Čia tikrai poniškai, bet skaniai. Didžiausias minusas, kad nenusipirkau automobilio, paspaudė ir pati atsidaro arba koja. Tai tenka šitaip, šiokia tokia betvarkė pas mane ir dabar ką parodysiu, kai užmiršti, kad turi vieną, paskui nusipirki dar ir įsidedi, paskui dar nusipirki įsidedi ir va taip va daugėja, reikia išsimėšti kada prie progos. Einu pilt. Opelio vidus, varikliukas, 1.6 100 kW dirba. Visumoje viskas labai gražiai ir tvarkingai. O kas čia? O, geras. Net nežinau, kas čia yra per daiktas. Nu įdomi, reikės paklausti. O jeigu jūs žinote, kas tenai yra, milteliai, ne milteliai, tai duokite žinot. Įpylėm. Gerai, 3 valanda, toliau einam dirbt. Čia gal šiandien be poilsio varysiu, negu įprastai, nes apie 3-4 varydavau namo. Dabar gal ne. Gavau užsakymą į Vilnių, varau paimim žmogų ir šliaušiu. Žiūrėsim, kas jam Vilniui gero. Grįž dar reikia. Atvykau į viešbutį. Va, mano keleiviai nuėjo. Gražu Vilniui, gražus viešbutis. Dabar varau namo į savo kaimą. Ką čia, visur tvarkotės, remontuojatės, ar ne Vilniau? Siaubas. Aš jau čia senai buvau, tai remontas ant remonto truputėlį. Gerai. Vejatės Kauną. Ir privažiavom Seimą, man atrodo, šičia. Šitas pastatas. Jo, Seimas. Nu čia tai jau apšie N metų nebuvęs. Gražu. Gražus tas Vilnius. Ok, važiuojam toliau. Aš labai džiaugiuosi, kad užtaikiau, kai kamščių nėra. Bent jau pakol kas. Nors dabar yra, pasakysiu, po 5:15. Tai gal šeštadienį nebūna kamščių? Po 5:15 tik darbo dienom. Tai va, važiuoju Geležinio Vilko gatve. Ir kažkaip reikia išvažiuoti iš Vilniaus. Vsio. Numetu radarą, susitiksim vėliau. Po kelių sekundžių. Nu va, ilga kelionė namo. Šiaip biškai pavargau. Galva įsiskaudėjo. Galva įsiskaudėjo nuo kavos. Tai daugiau negersiu. Reikia vandenuko. Nu tai bus matyti. O dabar varau namo. Be keleivių, ramiai, neskubant ramiai. Sustojau pavalgyti, pasimiau submariną, skaniai atrodo. Ant kelionės dar valanda ar kiek čia, gal kiek minučių liko važiuoti namo, tai užsimaniau pavalgyti. Antri pietus šiandien. Voi, vakarienė čia jau. 7 valandos ir aš jau pas save mieste. Lauksiu užsakymų. Žiūrėsiu, kiek temsiu šiandien. Po Vilniaus jau. Bet suma, manau, bus graži. Bent jau suma graži. Kimarinu ir jau yra po 10:20 ir ruošiuos varyt namo. Ką galiu pasakyti? Krepšininkus vežiau. Jie čia susėdo 4, pas mane Insignia 218, tai kažkaip sutilpo. Palyginus dar normaliai. Neįsivaizduoju kaip kitur. Visumoje puikiai. Ką? Reikia namo varyti. Tai varysiu namo ir dabar, kol dar nesu namie, aš jums ataskaitą parodysiu, kas, kaip, kur ir kame. Šiaip diena puiki. Geriau aš vaistą, ibupromą, nes buvau įsiskaudėjęs galvą, atsigavau kaip naujas žmogus. Čiųjų nuo nuovargio, aš kitaip net pasakyti negaliu. Nu ir ką, pereinam prie statistikos. Pažiūrėsim, kaip man čia sekėsi. Pasikeičiau telefoną, nes čia su 2 filmuoju, tai ir kokybė jos laikas skiriasi. 186, beveik 187 eurai. Neįtikėtinai gerai. Šiandien puikia diena. Vairuotojo balas 99.
ir 9 procentas atšauktas. Nu ir čia nepriimta kažkiek. Taip, šios savaitės uždarbis 405 eurai, o pradirbta šią savaitę yra 26 valandos. Tai nėra daug, bet normaliai. Tai tokios mano sumos pas mane. Tai mūsų kaimelį tiek, čia neatskaičius mokesčių. Aš labai džiaugiuosi, man užtenka, o kiekvienas vertina skirtingai. Nepamirškim atskaičiuoti pelno mokesčių, atvirkštinių PVM ir viso kito, nes šita suma dėja, bet netiesiai į rankas. Nu, nebent tiesiogiai mane kviesitės per telefoną, plim, mes tavęs norim, ir tada būtų visai kita kalba. O dabar ačiū ir iki sekančio karto. Myliu bučiuoju, iki.